Iš tikrųjų, mūsų kitą dalyvę verta pažinoti ir sulaukus garbingo amžiaus. Kodėl? Todėl, kad jis studijuoja biomechaniką ir domisi žmogaus judėjimo mechanika ir protezų kūrimu. Taigi pasitikime Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentę Ramunę Švaraitę. Jis studijuoja šiuo metu bakalaurą. Ir kalbės apie bioninės rankas. Taigi pasitikime Ramunę ir bioninės rankos. Taigi dauguma žmonių negali padaryti elementariausių kasdienių veiksmų. Pasikloti lovą, išsivalyti dantis, sustepti sumuštinį. Pasaulyje kas 30 sekundžių įvyksta amputacija. Jeigu nuvyktumėte į Ameriką, 1 iš 200 žmonių neturėtų rankos. 19 amžiuje tėvas praradęs ranką negalėjo pagalvoti, kad jis vėl galės paimti savo vaiko ranką. Tačiau tai padaryti dabar yra įmanoma. 2007 metais buvo sukurta pirmoji bioninė ranka su judriais pirštais. Pirmiausia, kas yra bionika? Bionika tai yra biologiniai procesai sujungti su inžinerija. Pavyzdžiui, rankos judesiai. Pasinaudosiu prototipu sukurtu VGTU medicinos reabilitacijos ir kompensacinės technikos mokomoje laboratorijoje, kad jums parodyčiau, kaip viskas vyksta. Tai pirmiausia yra susijungiami elektrodai. Šiuo atveju naudojami išoriniai elektrodai, taip pat išoriniai elektrodai yra naudojami protezuose su įtvarais. Taigi, kai žmogus pacientas nori atlikti judesį, susitraukia raumuo, elektrodai užfiksuoja judesį, perduoda į mikroschemą perduoda į motorus, kurie judina šitos pirštus. Taip yra atliekamas griebimo judesys. O dabar įsivaizduokite, jeigu jums reikėtų pastoviai miegoti su batais. Nepatogu. Taip jaučiasi žmogus, kuris turi protezą su įtvaru. Švedijoje mokslininkai nusprendė sukurti protezą, kur yra implantuojamas, titaninis varžtas į ranką. Viskas būna taip, pasiėma, į kaulą įgręžiama. Ir yra atliekama titaninio varžto dalis. Prie jos yra prisukamas protezas. Viskas vyksta taip pat, vyksta raumens judesys, elektrodai fiksuoja mikroschemai, motorai judina pirštus ir atliekamas taip pat judesys. Kaip matote, šita ranka nėra išdrožta iš medžio. Šis prototipas buvo sukurtas naudojant naujausias technologijas. Tikriausiai visi esate girdėję apie 3D spausdinimą. Taigi, kad ir kaip kiekvienas daiktas, šita ranka irgi dyla. Bet pasitelkus 3D spausdinimą galima naują protezo korpusą sukurti greičiau ir patogiau. Kaip pavyzdžiui, vaikas neturi rankos. Jam reikia protezą keisti 2 kartus per metus. Organizmas auga, kaulas auga, protezas ne. Pasitelkus šį spausdinimą, sukurti naują korpusą, tai dienų reikalas. Taigi, kas buvo anksčiau su šia technologija, kad anksčiau protezai buvo gaminami iš medžio, iš metalo liejami, jie buvo nejudrus ir labiau kaip papuošalai. Bet dabar viskas priklauso nuo jūsų, ko jūs norit. Norit su įtvaru ar su implantu? Norit spausdinto, norit ar išlieto? Pasitelkite savo vaizduotę ir pasirinkite. Ačiū.